Žodžiu, koks aš kaušas. Nu, nusilupo kartu man su pirštais. Dažai. Tai sveiki, vėl sugrįžę. Jo, tai prasidėjo vasara jau. Va, net įsivilkau jau. Ir pradėsiu biškelį toliau, tiksliau tęsiu tvarkymo darbus su arklyde ir aplink ir jos daiktus. Tai žiūrėkit, ką aš čia dabar turiu. Čia yra milijonas visokiausių kliūčių, tiksliau visos kartys, kiek aš turiu, ir stovų nedaug. Žodžiu, stovų nedaug, karčių biškelį. Tai darbas yra koksai, kad jas reikia nusivalyti ir persidažyti. Nes jos gal prieš 3 metus tik tai buvo sutvarkytos. Jo, ir dabar reikia jas biškelį pagražinti. Tai aš per daug gal ir čia nešnekėsiu. Griebiam šepetį, nes reikia biškelį jas apvalyti. Ir tada nusipirkau dažų, reiks perdažyti. Tai žiūrėsiu, kaip man čia seksis perdažyti jas, nes lipnios juostos nenusipirkau, bet jau matos, kur kokia spalva turi būti. Tai žiūrėsim, kaip gausis. Tai einu pasimsiu šepetį ir valau dažyti. Na va, kaip ir apvaliau viską. Ir kaipgi be sužalojimų. Biškelį atsibrūžinau, bet nieko tokio. Tai, okei, dabar apsivaliau. Šiaip reikėtų, kaip sakoma, manau, dar su tuo tokiu kaip švitriniu popieriumi perėti, kad tikrai nusivalytų viskas gerai, bet aš tingiu. Tai nieko tokio, aš kiek galėjau apvaliau, paprastai. Tai dabar reikia pasiruošti dažus. Tai tupykas. Reikia pasiruošti dažus. Tai dažysiu tai realiai tokiais pačiais, kaip ir buvo. Tai balta, raudona ir mėlyna. Tai būtų gerai dabar atsidaryti dažus ir neįsiteplioti. Net nežinau, kaip pirmiausia dažyti. Bitė. Kaip pirmiausia reikėtų dažyti. Gal dažom pirmiausia baltą, nusidažysim. Nekreipkite dėmesio į Vytautą, viskas yra gerai. Tai pirmiausia atsidarysiu baltus dažus ir bandysim nusidažyti baltas vietas. Tai bandom atsidaryti ir neišsitepliot, ane Byte? Tau nieko tokio, jeigu balta va kur nors čia užsiteplios, tiek balta. Šiaip sako, kad prieš dažant reikėtų išmakaluoti dažus. Neturi dabar kuo. Einu pasiimti kokį makaluoklį. Na va, susiradom pagaliukų. Tu tai labiau norėtum žaisti šitais pagaliukų. Susiradom, baigi dėlės, Byte. Susiradom pagaliukų. Biškai apvaliau. Aš juos dabar būt gerai neįsitepliot, šiaip jau. Ir išmakaluot.
Kaip gerai. Jo, ir aš nusipirkau 3 teptukus, tai kiekvienai spalvai, kad nereikėtų plaučiai jų. Gerai. Tai palaukit, dabar. Palaukit, bitė. Ja, Vytautai, tu žinok, atsargiai. Labai reikia atsargiai, nes išsiteplios. Tai aš pirmiausia pabandau. Šitą kišenę. Nebe atsidaro. Taip, dabar pabandysim taip. Pasidedu čia. Reikia nuo indelio viską nuimti. Būtų gerai neužsidažyti savęs ir bitės. Nes aš, sakoma, savo rūbus tai atplausiu. Gal. Bet bitės tai nežinau. Tai va, pirmieji potėpiai atnaujinant kliūtis. Jau. Nebus jos tobulai kaip iš gamyklos nudažytas, bet nieko tokio. Mums čia to ir nereikia. Čia svarbiausia, esmė to, kad aš jas labai dažnai pametu pievoj. Jau pradėjau pametinėti. Nes kai kur užauga labai žolė. O kadangi mes jojam ganykloje, tai mesgi nepjaunam ten žolės, nes mes pajojam ir iš ten dingstam. Ir tada eina gyvuliukai valgyti. Tai kai ta žolė užauga, aš tada pradedu pametinėti kliūtis. Tai labai būtų gerai, jeigu jos būtų labai ryškios, tai reiškia atnaujintos. Tai tada tikimybė pamesti bus mažesnė, nes aš jas tiesiog matysiu. Eik, tu savo, kaip čia gerai. Kai gerai čia matosi. Žodžiu, kas buvo pastebėta, kad didelė tikimybė, jog man neužteks baltų dažų. Šitą vieną indelę. Nu, nieko tokio. Tai aš dabar šokinėju tarp 2 dalių, tai yra va šituvą ir va šituvą. Su baltais dažais, nes dar juos reikia apverst. Nes dabar nudažiau viršų, bet reikia biškį palaukti, kol pradžius ir apačią tada nudažyti, apsukus. Tai bandysiu, kiek galėsiu išdažyti baltų, bet man atrodo stovų tai šiandien tikrai nedažysiu, nes tiesiog neužteks dažų. Reiks dar nusipirkti. Nu, žodžiu, nieko tokio. Tai kiek galiu, išdažau šiandien karčių ir palieku dienai. Šiandien vakare jos reikia sunešti vėl atgal į arklydę, nes rytoj rodo lietų. Tai žodžiu, jeigu aš nudažysiu juos, tai per šiandien turėtų kaip ir pradžiūt ir bus galima susinešti atgal į žirgyną. Ir laukti, kada jau nebelis. Nu, žodžiu, tai varau pabaigiu dažyti. Ką čia galima, va čia va šituos visus.
balti čia liko, čia balta, kur raudona liko. Ir tada bandysim pereiti prie kitos spalvos. Gerai, einu toliau dirbti. Na va, pabaigiau dažyti baltai, jau apsukiau. Čia irgi vieną stovą plius minus nudažiau ir šitą plius minus nudažiau stovą. Vidaus nedažiau, bet čia nieks svarbu. Tai va, tai labai durnai padariau, kad aš pasiėmiau 3 mėlynas ir 1 raudoną. Tai dabar veltui atidarysiu raudoną dėl vienos karties, kai dar yra čia jau daug labai. Tai žinau, tai biški kvailokai čia aš taip padariau, galiu pasakyti, bet nieko. Tai esmė toja, kad visgi pasirodo, kad aš tik pradedu dar dažyti kliūtis ir aš tikrai nebaigsiu šiandien. Nes kiek turiu dažų, tiek dabar ir nudažysiu. Ir viskas. Tai kitos kliūtys ir kartys dar lauks kitų dienų, kada vėl bus šilta gera, kada aš jas galėsiu nudažyti. Jo, tai nieko nelaukiam, einu dabar atsidarau mėlyną. Jo, mėlyną atsidarau dabar. Koks aš kaušas. Jau galvoju, kad prieš tiek laiko bus balta spalva apdžiūvus, nes jau ilgai dažiau. Bet ne. Aš norėjau apsukti, kad kitą pusę mėlynai nudažyti. Tai va kas man gavosi. Ogi gavosi nesąmonė. Nes dabar va čia yra, nusilupo kartu man su pirštais dažai. Jo, tai planas toks, kad šituos apsisukau, nudažiau, čia irgi apsukau, irgi ten biškelį apsilupo. Čia nudažau ir viskas. Ir aš palieku kitam kartui. Bandysiu šiandien vakariai nešti. Nežinau, ar įsineš. Jeigu ne, liks miegot lauke ir vėl viskas nusiplaus. Žodžiu, pabaigiu dažyti šitas vietas ir viskas šiandien su šitam kliūtim. One eternity later. Ponas Kaušas nusivalė rankas. Ir viena švari, ir kita, nes jau buvau labai baisiai. Jo. Tai rodau, ką padariau. Ką pridirbau. Tai jūs pažiūrėkit, kokio ryškumo. Tai nekreipkite dėmesio. Pažiūrėkit, kokio ryškumo. Čia irgi dar nepabaigiau. Tiesiog šitas mėlyna. Ir palyginus su šitom. Baisios. O čia pažiūrėkit, kokios gražios. Žodžiu, labai gerai čia atrodys. Dar nudažiau va čia va vieną stovelį ir šitą beveik. Bet labai jau. Nebaigiau, nebesukiau. Raudonos nebedažiau. Nes jau man ir nugaras skauda ir čia dar buvo avarija tokia, nes viskas nusitaškė.
Tai ten va yra akmenukų yra, žodžiu. Nu tai va, tai kol kas nusidažiau tik tai šitas 3 pilnai, šitą beveik baigiau ir 2 stovelius. O dar liko va ten tos visos kliūtys, bet čia su laiku, nieko tokio. Tai va, nu aš neatsigražiu, kokios gražios. Žiauriai ryškios, žiauriai. Tai ilgai lauktas ir pagaliau atvykęs ir jau dabar bus ir pristatytas. Tai čia yra šamas, apie kurį šnekėjau jau anksčiau. Tai šamas yra Prometėjo tėtis. Tai va, ne veltui sakiau, kad pas mus grįš namo Prometėjo tėtis. Tai kągi čia dabar apie tave papasakos, šamai. Tai šamas yra elito klasės, stambintas, radau erkę. Kur tu ją pasigavai, dabar pievai nebūni. Nelies bitė. Šamas yra stambinto Žemaičio elito klasės eržilas. Taip? Taip. Tai kol kas biškelį, jisai gal porai metų čionais gal buvo išvykęs. Nu, parėkau kartu. Nerėksi? Parėkau, viskas gerai. Jisai buvo porai metų išvykęs pas mergaitės. Tai dabar jau mes jį parsivežėm namo ir jisai jau kaip ir ilgam čia. Iki galo jau niekur tikriausiai nebevažiuos. Nu, parėkau. Parėkau. Labai šiaip geras eržilas, tai čia tokie parėkavimai, tai čia labai normalūs. Jis problemų didelių daugiau ir nesukelia, jis mėgsta parėkau. Biškį kartais taip. Mėgsti? Aišku, mėgsti. Nu tai va. Tai jisai kaip ir daugiau niekur nebeišvažiuos. Viskas vyksi pas mus. Baigės mergos, pensininkė tu. Tai va, jisai jau lieka pas mus. Ir dar iš tų va paskutinių, kad, kaip sakoma, mes irgi norėjom, kad jo linijos eržiliuko gero. Tai kaip ir Prometėjas atrodo, kad tikrai toksai galės būti, kad irgi galės būti elito klasės eržilas, kai užaugs. Ir bus šamo kraujo linija. Tai va, ir bus šamo kraujo linijos, taip? Nes mes daugiau tavo vaikų šiaip nelabai turim. Ja. Nu tai va, tai labai smagu. Na tai va, tai ką dabar biškai nusišukavom? Ai, tai ką dar pamiršau pasakyti. Šamui šiaip yra 23 metai. Jo. Taip. Tai sakau, jisai savo laiku yra dalyvavęs ir sartų lenktynėse, šiaip man atrodo visokiose lenktynėse jisai dalyvavęs, vežimėliais, taip? Taip. Baltanosit. Tai, ištepė mane, dabar aš tave ištepiu. Tai, sakau, jisai šiaip ir jotas, ir važiuotas, tai visko jisai gyvenime šitas arklys yra matęs. Ir mes kaip ir labai didelių planų su juo neturim. Sakau, vienintelis yra mažas planas, važiuokit, eržilas. Miega jisai. Toks mažas planelis yra, jeigu jisai, kaip sakoma, leisis, tai mes tiesiog karts nuo karto jį pabandysim išsivest, prasijot. Kai jau pasidarysim laukuose, ten tą pievą apsitversim, kad turėt, pavyzdžiui, rudenį, nes dabar vasarą tai į mišką ir į laukus, tai mes, laukus, kur tremenį toliau kažkur ne vietoj nejosim, nes labai kanda. Jau čia prie fermos visą laiką kandžioje jojam. Tai jeigu jisai leisis, mes, kaip sakoma, kartais pasimsim
prasijoti lengvai. Jisai, kaip sakoma, nebus ten kažkoks greitas ir įsiutęs, kad prasilėk, bet toks jisai rameka šiaip iš savęs yra arklys, tai tokiem ramiem pasijojimam, taip? Pakeist, kad biški baltį jį kartais nedirbtų, būtų galima, taip? Mažas. Tai va, kol kas mūsų, kaip čia pasakyti, net nedarbas. Laiko praleidimas su šamu dažniausiai atrodo taip. Taip. Biški nueinam į aikštelę prasivaikštom ir paskui einam valgyti žolytės. Taip? Taip. Nes jisai senas, tai po biški. Kaip sakoma, mes per daug jo nekrutinam. Taip? Skanu va žolė, nes dabar dar vis ant šieno biškelį gyvena. Jisai. Oi tu. Tai va, šamas gyvena čionais, kartu šalia su propkė. Su prometėjai. Turi šieno, jie didelę padangą, taip? Taip. Turi atskiras levadytės. Mažiukai. Su tata gyveni, taip? Kartu su tėčiu. Atskirai, bet kartu. Jo, jam čia visai gerai. Nes čia šiaip biškeliai būna šlapia, tai jie turi va čia kur atsigult švariai. Taip? Sausai, taip? Aišku. Iš tikrųjų, aš jau matau, kaip bus sunku išlaikyti jį baltą. Nes jisai dabar nėra baltas. Jisai toksai dabar, kaip čia pasakyti, nežinau kaip pavadinti ją tą. Murzina tokia balta ta spalva. Nes jisai visas dulkėtas. Reikėtų išpraust. Bet dėja pas mus dar tokių labai šiltų dienų nebuvo, kad galėčiau prausti ir nelabai būtų pavojinga, kad neperpūstų. Va, dėl to biškelį nesmagu. Nes baisu, kad aš jį išprausiu, aišku, pastatyčiau į gardą, bet vis tiek baisu, kad gali biškelį perpūsti. Nes vanduo dar nėra visiškai, pas mus jisai eina vis tiek irgi iš bokšto, man atrodo, ar iš kur, tai toksai jisai šaltesnis. Nu, žodžiu, tai dar aš jo dar neaudžiau nei vieną kartą, bet jisai šiaip prausėsi labai gerai. Aš esu mačius, kaip teko labai senai jį kažkada prausti, jisai prausėsi labai gražiai. Tai bent jau dėl to faina ir smagu. Tai va tiek. Tėvas mane, atsiprašau, šį kartą mano garso kokybė su manim nedraugauja. Tai draugauja mikrofonas šiandien, tai nedraugauja. Tai šiandien šneku su mikrofonu, tai be mikrofonas. Tai va taip ir gaunas. Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu, kad biškelį padirbot su manim. Mane taip nuobodu buvo. Ir ką, ir dabar susitiksim kitam video. Kada jis? O kas ten žino? Tai nepamirškit like, subscribe, parašyt komentarą ir iki kito karto. Iki.